Tai vadėt apie tas oro gynybos priemonių paketą? Būtų turbūt šnekėti per daug drąsu, kad mes viską užbėgime, tai visada tuos pinigus šnekame. Būtų turbūt šnekėti per daug drąsu, kad mes viską uždengtume, tai visada ne apie tuos pinigus šnekam, tai būtų turbūt milijardai ir 10 milijardų, jeigu norim visiškai, kad visa Lietuvos oro erdvė būtų uždengta. Tai yra apie tam tikrus pavojingiausias kryptis ir tai būtų mobilios sistemos, kur pagal grėsmės, pagal poreikį, pagal detekciją būtų galima permetinėti iš vienos vietos į kitą. Būtų didelis dėmesys skiriamas ir svarbių strateginių objektų, ne vien tik tai pasiekti Lietuvą. Todėl tas Eastern Century operacijos pradžia, tai bus vienas iš momentų ir priemonių trumpuoju laikotarpiu, kol šalys įsigys tam tikrą pakankamą priemonių skaičių, padėtų vienos kitoms tiek su detekcija, tiek su neutralizavimu skraidančių ir reikia taip pažydžiančių, reiškia, oro erdvės objektų naikinimui. Transformacijų vadavietė pristatė keletą projektų, Task Force X ir kitus, kur tikimės ir Lietuvoje, galbūt ir su tam tikrais prototipais atvyks ir padės mums reiškia. Šalys, nemažai NATO šalių, parodė jau savo tokį solidarumą ir pasižadėjo perdislokuoti į Lietuvą ir į kitas Baltijos šalis, aš gal sakyčiau apie visą rytų flangą papildomus pajėgumus, kad padėti tvarkyti su šia grėsme. Tai tikimės iš Vokietijos paramos, jau konkrečiai Lietuvoje buvo apšnekėta su kariuomenės vadu jų, dabar vyksta pajėgų generavimo procesas. Tad perduodu žodį gerbiamai ministrei, prašom. Dėkui. Tai iš tiesų mūsų vertinimu, mūsų kariuomenės taip pat vertinimu mes pilnai atitinkame tą koncepciją, kurią taiko ukrainiečiai, kurie šiuo metu turi efektyviausiai veikiančią oro gynybą. Aišku, tam tikrose srityse mes esame pradinėse etapuose ir lipdome toliau tą sistemą, kad gauti visus leidimus tam, kad galėtume vykdyti pirkimus, kad tai nestabdytų paskui tam tikrų procesų, nes tikrai matome, kad EDIPAS galėtų būti kaip vienas iš šaltinių, tačiau tikrai nėra pakankamas, nes jo apimtis yra 1,5 milijardo eurų vien Lietuvai, kai kalbam suderinus mūsų ant žemės esančios sienos gynybą ir oro erdvės gynybą pasienyje, mums reikia bent jau 1,6 milijardo eurų. Tai net vienos Lietuvos poreikių tai negalėtų padengti. Tai todėl, kai mūsų buvo klausima, ar matome poreikį papildomo finansinio instrumento, iš Lietuvos pusės buvo labai aiškiai žinutė, taip, matome poreikį papildomo skubaus finansinio instrumento. Šiandien valstybės gynybos tarybai buvo pristatytas tas poreikis, kurį jau ir esame priemonių. Tai visas šitas yra. Dabar mums tiesiog reikia atsisėsti, bendrinti, integruoti ir tada. VST padaliniai turi būti tinkamai aprūpinti, neutralizuoti turimomis priemonėmis tiek bepiločius orlaivius, tiek ir atitinkamai galimas atakas kitomis priemonėmis. Tai kaip tik kalba ir eina apie tai, kad turime suderinti, kas yra Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės atsakomybė, kas turėtų būti VST atsakomybė, viešojo saugumo tarnybos.